Kanalo 10-mečio progai nusprendžiau akimirkai prisėsti trumpam interviu su žinomiausiais šio kanalo veikėjais, pasidomėti jų nuomonę apie kanalą, praeitį bei jų pačių kelionę kanale. Na tai visgi kaip praėjo tas 10-metis? Aš sakyčiau tiesiog puikiai, be priekaištų. Ait, nagi, tikrai turi daugiau ką pasakyti. Manau, jog 10-metis buvo įspūdingas, kadangi 10-metis susideda iš 10 metų, o tai reiškia, kad tai yra net 10-dalis 100-mečio. Man nereikia, kad parduotum 10-mečio idėją. Manau, jog 10-metis buvo labai produktyvus. Tu tikrai taip manai? Ne. Jei tiesą pasakius, manau, galėjome padaryti daugiau. O, pasiūlymų? Žinoma, prašom. Manau, mums reikėjo iškelti reklaminę kampaniją miesto viduryje prieš pat prezidento rinkimus. Turėjau omeny kanalą, bet tiek tos. Gerai, tada paklausiu kito klausimo. Kas labiausiai įstrigo per šį 10-metį? Dinozaurai. Restorano gaisras. Fidget spinner. Ne. Kerštas. Kebabai. Tiesiog kebabai? Yeah. Ne. Su česnakiniu. Gerai, tada paklausiu geresnio klausimo. Ką planuojat nuveikti per ateinantį 10-metį? Bus dar vienas? Laimėti prezidento rinkimus. Išleist albumą. Pagaliau! Normalus atsakymas. Apie ką bus albumas? Kebabus. Per ateinantį 10-metį norėčiau nufilmuoti daugiau video. Nori pasiekti daugiau žiūrovų? Noriu daugiau pinigų. Tiesą pasakius, net nežinau. Atrodo, jau viską, ką norėjau, nuveikiau. Ir nemanau, kad tu iškentėtum dar vienos animacijos kūrimo. Iškentėčiau? Būkime biedni, bet teisingi. Ką čia reiškia? Žinai, būtų geresnis klausimas ne ką aš planuoju, o ką tu planuoji. Šiaip aš klausiu klausimus, bet jei tau įdomu, tai... nežinau. Kaip tu gali nežinoti, čia tavo kanalas? Nu ką, aš žinau, nepagalvojau tiesiog. O aš nereikiu atsakinėjau kartais šitą. Čiūvai belę kokią šizą. Ką? Jis 10-mečio apdovanojimus įkėlė, kai jau 13-metis suėjo. Aš turėjau svarbesnių. O, šitą video padarys ir viskas? Nebekelsi nieko? Ką tu veiksi? Turiu ką veikti. Bičias video sukurti negali, nors nieko neveikia kiaurą dieną. Ir kai reik daryti, nieko gero nesugalvoja. Šito video idėja vapšė iš Brandon Rogers. Tiesiog įkvėpė šitą. Nebeturi jis ką kelt, tai vogė idėjas. Nei aš vogi, nei aš ką. Tai mane, kad šitą video prisiričia padaryti tinginį. Užsičiaukit, realiai užpisot. Kas čia per video vapšė? Čia kontentas tipo. Vieną sėdžiu čia japinu, po to prisivilku ten kažką vaidinu. Kaip šiza visiška. Veikėjai man šitą gana jau iki čia. Geriau video darai, kaip mes dviesias kitus kokius darom. Ir tai mažiau pastangų reikės ir daugiau peržiūrų bus. Bent jau šitų 10-mečio video pabaigiau. Užtenka, galėsiu vėl kas metus kelt, ką noriu. Paliksim.
Honzai. Mums reikia pasikalbėti.